Vykstu į sodą ir štai toks vaizdas man atsiveria prieš akis. Taip, čia tos pačios, apie kurias dažnai užsimenu savo siužetuose. Negaliu ant jų pykti, nes jos tokios mielos, tokios gražios. Bet nuostolių kartais pridaro. Išsišarvavau amuniciją. Štai jinai. Ir ateinu į savo sodą pasižiūrėti, kaipgi jis atrodo žiemą. Važiuoti iki namelio nedrįsau, bijau, kad neužklimčiau. O štai mano valdos. Visur balta, gražu, matau jau pėdų privaikščiota ir tvora išlaužta. Jau kažkur tai stirnelės užšoko, kur nereikėjo. Kaip jos ten sugebėjo. Kągi, reikės tvarkyti kažkaip. Taip, pasivaikščiosiu šiek tiek, pažiūrėsiu, kaip čia viskas atrodo. Pakasiu sniegą, pasportuosiu. Štai pėdų kiek, štai jau privaikščiota. Iš ten ateita, o iš čia pareita. Pirmiausia, pereisiu, pažiūrėsiu, kur vaikščiojo mano viešnios ir ko pridarė. Štai čia eita. Štai čia, oho, net į terasą užeita. Įdomu, čia stirnos ar kas, pėdutės užsnigtos, negaliu pasakyti. Na štai apsuktas ratukas ir sugrįžta, toliau neita. Na įdomu, niekada dar nepastebėjau, kad po terasą vaikščiotų. Visai šeimininkauja kaip tik nori. Kągi, sniego daug, bet teks pabraidyti, norint išsiaiškinti, kas čia vyko. Gerai. Einu pirmiausia, va čia, kur daugiausiai matau pėdų. Štai čia sniego daug, šiaip jau. Na, štai čia eita. Štai čia eita. Ir daugiausiai išvaikščia. Oho, čia net išgulinėta. Na, nieko savo. Čia višnia nupjauta. Kai buvo serganti, uogų mes vis tiek nevalgėm. Ir kas čia daryta? Įdomu. Kas čia daryta? Taip, kas čia dripsa? Nežinau, kas čia. Nesuprantu. Kažkokie plaukai. Kažkokia kojytė liktai. Jo, čia kažkokie kaulai. Kažkas čia buvo. Kažkas kažką suvalgė panašu. Bet kas čia per gyvūnas, šonkauliai, ar čia kiškutis koksai, ar kiškis, panašu man į kiškį. Kaip jums, į ką jums tai panašu? Čia praktiškai viduriai išvalgyti ir palikta nuo nieko savo. Tokių dalykų dar čia nebuvo, bet čia buvo aiškiai gaudynės. Nes šitoj vietoj labai pripėduota daug. Ko gero, čia kiškutį kažkas užklupo. Aha, ir ko tik čia pas mane sode nebūna. Gerai, pažiūrėsiu, kur šitas pėdas veda. Čia prie obels. Tada prie kitos obels. Šiek tiek apgriaužta. Čia matosi nukastas galiukas.
Čia nukramsnuota, čia pakramsnuota, čia pakramsnuota. Na, nieko tokio, čia dėl to aš nepergyvenu. Apačioje šakas ar šipartikės apgenimas. Bet vat, kad mama šitą tvorą išvartė, bet pėdų čia nematau, nebent anksčiau kažkas. Čia jau turėjo užšokti stipriai. Nes labai smarkiai išlenko, gal vėjas čia išlankstė, kai buvo labai stiprus. Bet būtų išlankstęs visur gal. Nežinau. Nežinau, kas čia vyko. Ir va šitas kampas visas išvarytas. Čia jau be vyriškų rankų neapseisim. Bet ateina šalčiai stiprus. Ir jeigu čia neuždengsim, neuždarysim, tai stirniokai man nuvalgys šilauogės. Nežinau, ką čia reiks daryti. Žodžiu, reikės kviestis kažką į pagalbą. Kas turi stipresnis raumenis, kad galėtų kažką pasižiūrėti ir patvarkyti. Na, kaip Gedvydas mano. Pėdos yra. Yra. Žinau, kieno čia pėdos. Sniegas išsnygęs nesimato. Ir nuvaryta į gėlyną. Tadnyta. Štai čia. Ir nueita į kampą. Įdomu, ten praeita per tą kampą ar ne. Aš labai noriu siauginti gyvatvorę, kad man čia stirnos nevaikščiotų per šitą vietą. Bet panašu, kad čia kažkas vaikšto. Na, nežinau, ar čia stirnos. Nelabai suprantu. Iš pėdų tokių užsnigtų. Bet žodžiu, niekas kol kas čia neapgraužta ir nieko nebūtų. Toliau kaip ir nevaikščiota. Nebent anksčiau, kol dar nebuvo užsnigta. Rožės pridengtos. Bet pridengiau taip laisvai. Matot, ir iš apačios. Rankos. Lenda mano. Ir iš apačios truputėlį palikau tokios atviresnės vietos ir šonuose, kad būtų šiek tiek atvira, kad vaikščiotų oras. Matysiu. Jeigu nebus labai didelių šalčių, tai gal nepakenks. Nes kai uždengiu stipriai, tai kažkaip prastokai mane peržiemoja. Bet aplink rožės man norėtųsi netgi sniego truputėlį apkasti. Kažkaip tai nuo tos uždangos visos jos neleidžia patekti sniegui po jomis. O man norėtųsi, kad ten būtų sniego. Gal aš su tuo savo kastuvėliu praeisiu ir truputėlį pamesiu sniego ant jų. Šitą apgriaužtą. Čia nukasta. Na, žodžiu, ateina jos aplinkui. Čia tai stirnos, aišku, kas kad daugiau. O šito atgalai ten minimaliai. Šitą minimaliai labai. Jau truputėlį šakos į viršų ir jos jau nebesekė. Va, kur apačioj. Dar pagriaužinėja. O kur aukščiau jau viskas saugu. Na gerai, pasiimt reikia kastuvą ir šiek tiek padirbėt. Apšilt. Čia rožytės. Mažai sniego ant jų užmesiu. Žodžiu, kažką padarysiu. Aišku, nusikasiu nuo terasos, bet taip išnagrėjo gyvūnėliai visi, kad net po terasą dar nepradėjo čia, tai įdomu. Dar nudaužiau sniegą nuo šitų augalų. Čia yra pušis, pušies neliečiau. Nieko jai nuo sniego neatsitiks. O štai čia yra, manau, kad puskiparisis į vonę. Labai panašus man į tokį. Ir va čia yra tuja, tokia labai mažytė tuja. Aš ją planuoju iš čia iškasti, nes jinai čia visiškai jau užgožta pasidarė šito puskiparisio.
Ir toje, matot, jau jinai išlinko šakelės nuo sniego, bet nieko tokio. O puskiparis jis irgi labai smarkiai nuleidžia šakeles, kai jos daug sniego turi. Bet norėjau papasakoti ne apie tai, ne apie sniego nupurtimą nuo spygliuočių, bet apie tai, kad jie linkę auginti 2 viršūnės. 2 arba daugiau. Kai aš pasisodinau šitą puskiparį štai čia, ir jisai turėjo 2 viršūnės. Kodėl yra nelabai gerai 2 viršūnės? Pirmiausia, tai augalas būna labai masyvus. Jeigu jūs nenorite auginti didelio masyvaus augalo, tai geriau 2 viršūnių nepalikti. Nes anksčiau ar vėliau jums norėsis tą vieną viršūnę vis tiek pašalinti ir kuo jūs tą padarysite vėliau, tuo bus sudėtingiau paskui išlaikyti tą gražią augalo formą. Jis pasidarys truputėlį nebeproporcingas, jeigu viršūnė bus pašalinta per vėlai. Tiesiog kažkuris ta pusė, kurioje auga antra viršūnė, kurią jūs nukirpot, bus tokia poplikė. Tai va čia, kol jisai dar buvo nedidelis, aš tą antrą viršūnę iškirpau, nors jinai jau buvo gana tokia stora. Ir vat dabar pastebėjau, kad jisai vėl išauginęs naują viršūnę. Čia jau tamsoka truputėlį, bet aš jums parodysiu. Vat bepurtydama sniegą pastebėjau štai šitą šaką. Vat yra tokia išaugusi vertikaliai gana didelė šaka. Štai. Nuo kurios vietos jinai dabar yra išaugusi. Nežinau, galima pabandyti surasti. Čia yra būtent ta vieta, kur kažkada buvo nukirpta ta antra viršūnė. Tuo aš jums parodysiu, va štai ten yra dar tas stiebas. Matot? Stiebas, jisai pasibaigia va čia, o tas pagrindinis stiebas yra va ten. Tai šita sena viršūnė buvusi antroji augino man šakas į šonus ir kažkuriuo metu jinai išleido uglį į viršų. Ir šitas uglis į viršų einantis dabar jau stiebėsi labai smarkiai aukštyn ir jisai man jau daro konkurenciją pagrindiniai viršūniai. Pasižiūrėkit, kur yra pagrindinė viršūnė ir kur jisai yra. Matot, dar metai kiti ir jeigu aš nuolat pakirpinėju viršūnę, jinai negalės augti labai smarkiai į viršų. Tai šitas, jeigu tai paliksiu, pasivys pagrindinė viršūnė ir ją perauksiu, jeigu jis bus neiškirptas. Tai va šitą visą stiebą aš iškirpsiu gal netgi šiandien. Va dabar pat paimsiu ir nukirpsiu. Štai, kokia didelė šaka. Viskas, problema pašalinta. Kaip dabar atrodo, viskas gerai. Nieko čia vizualiai nepasikeitė niekas. Tiesiog štai šitoj vietoj nebeliko papildomo konkurento mano pagrindiniam kamienui. Labai svarbu laiku apžiūrėti augalus ir iškirpti tas šakas, kurios vėliau gali sukelti problemas. Žinot, nesusilaikiau ir užsukau pasižvalgyti po mišką. Miškas žiemą tai yra kažkas stebuklingo. Kai matosi kiekviena šakelė, kiekvienas vingis, kiekvienas išlinkimas. Ir štai pažiūrėkit, kokie gražūs auskariukai kabo. Kaip gražu. Balta, balta. Švaru, švaru.
be galo tylu, nes nečiulba paukščiai, nezvimbia vabzdžiai, nešlama lapai. Sniegas tik tais girgžda po kojom. Ir tu įsivaizduoji, kad esi čia visiškai vienas. Betgi ne, tu čia nesi vienas. Miškas pilnas įvairios gyvasties. Ir ne žmonių, nes aš esu tokioje vietoje, kur jie dažnai užsuka. Čia yra viena lankomiausių vietų Anykščiuose. Netoli yra Jono Biliūno paminklas ant kalno, o visa tai, ką jūs čia matote, yra miškas jo papėdėje. Pavasarį čia žydi žibutės. Vasarą pamiškės džiugina žemuogėmis. Rudenį sutiksi ne vieną grybautoją. O žiemos miškas nedovanoja jokių materialinių gėrybių. Žiemos miškas dovanoja išskirtinį, nuostabų grožį. Linkiu visiems juo pasidžiaugti. Ir iki kito susitikimo.